Labas vakaras, sveiki visi, taip gausiai susirinkę į šio vakaro paskaitą, kuri yra renginių ciklo istorijos miesto ir pasauliui dalis. Ir šį ciklą jau 5 metus organizuoja Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su Vilniaus universiteto istorijos fakultetu. Na ir šio vakaro paskaitos tema išties labai įdomi ir intriguojanti. Tai slenganti ir slūgdanti užmarštis, lietuviškieji posovietiniai smalininkai. Ir šį vakarą paskaitą mums skaitys Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorius Nerijus Šepetys. Tad kviečiu. Sveiki gyvi, sveikos gyvos, šitą susirinkę tokia niūria ir lietinga žiemos popietė. Aš suprantu, kad laikas nėra pats palankiausias tokiems renginiams. Buvau prieš valandą knygų mugėje, tai gavau daug barti iš įvairių žmonių, kodėl čia paskaitos vyksta per mugę. Bet ir ten nebuvo ypatingai daug žmonių, nes oras, kaip matyti, atitinkamai veikia. Nelabai norėtųsi gal eiti iš namų, tai jūs pasiaukojate ir aš labai viliuosi, kad nebus labai gal sunku ir skausminga, nes aš stengiausi bent jau iš savo pusės perspėti, kad kalbėsiu, aš pagarsinsiu balsą. Čia dabar taip sumanyta dramatiškai, iš nuo pradžių tyliai, paskui garsiai. Perspėjau, kiek sugebėjau, kad nebus čia labai gražus ir pūkuoti žodžiai. Apie dalykus jau vien tai, kad kalbė apie užmarštį, reiškia, kad tu stengiasi atkreipti dėmesį į dalykus, kurie gal nėra visuotinai žinomi, o gal ir iš vis mažai kam te ateina į galvą. Pagrindas tam tikras šitam kalbėjimui yra mūsų čia paminėtas toks paslaptingas centras, nepaprastai mažomis raidėmis pasautoritarinio ir autoritarinio kraštovaizdžio tyrimų centras, kuris veikia. Pas mus fakultete ten daug sričių mokslininkų dirba ir dalis jų čia yra mokslininkių. Ir mes tokią ekspediciją buvom pernai surengę, galvodami bendrą knygą apie Nemuno pasaulį, ir tai yra pagrindas šito mano kalbėjimo, kuris bus be neskaičiuojant padėkos ir pratarmės iš 3 dalių. Pirma turbūt tokia gal labiau hermeneutiškai normatyvinė, kur atkreipsiu dėmesį į pagrindinės savokas, bet ne tokias savokas, kurios kažką padeda, bet veikiau užrakina visą kalbamą erdvę. Pirmiausia, čia žinoma, mažoji Lietuva ir Klaipėdos kraštas tos savokos. Antra dalis tokia istoriškai lūžinė, kur mėginsiu pažvelgti tai, kas yra už tos įsivaizduojamos sienos, nes kalbam apie vietą, kuri buvo pasienė iš kitos pusės. Tai, kas nesimato, mėginsiu atkreipdėmėsi. Ir paskutinė tokia gal dramatiškiausia, bet kartu ir laisviausia, tokia antropologiškai landšaftinė, kur keletą tokių tos užmaršties linkimo ar slūgdymo pavyzdžių iš sovietinių ir posovietinių laiko smalininkuose. Parodysiu, neturiu iš esmės rimtos prezentacijos ar skaidrės, tokie veikiau paveikslėlių seka, kurią gal, jeigu bus galimybė, šiek tiek vienoje kitoje vietoje pakomentuosiu. Ir šiaip mano kalba čia įsirašo į tokį ne tik tą paminėtą Urbi et Orbi ciklą, kuris taip gana pretenzingai skamba, bet ir šitą konkrečiai buvo Rugilės Rožienės jau paskaita apie Liudą Maškaitytę, kuri, džiaugiuosi, kad aišku pirmą pakalbėjo, bet aš pirmas pavadinimą nusiunčiau ir todėl man liko smalininkai, jei tik tai liko Klaipėdos kraštas. Turėtų būti buvę atvirkščiai, tai čia mes taip apsikeitėm, bet aišku, Rugilė ir šiaip yra toks tarsi vadovas to pogrupio, kuris užsiminėja smalininkais, aš toks labiau pėstininkas, tai esu jai dėkingas ir skolingas, taip pat centro tyrėjai Agniai, kuri čia irgi skaitė paskaitą tiesa apie Kolorado vabalus, bet jau dabar irgi tyrinėja, užsiema visokiais kraštovaizdžiais, taip pat tais ekspedicijos nariais Tomu Vaiseta, geografu Ričardu Skorupsku, Emilija Blotskutė, kalbėjausi ir konsultavausi su istorikais, kolegomis, medievistais Tomu Čelkiu, Antanu Petrilioniu, kuris čia šmirinėja, tikėdamasis visai kitų pramogų, Martino Jakulio, Rutrė Lizerovic, o Ričardas Skorupsko Rugilės Rožienės nuotraukas čia naudoju.
Tai man atrodo, mano suminėtų žmonių jau kalbos šitame formate, ko gero, tikrai įdomesnės ir ten kažkokių nežinomų faktų ar detalių labiau sakykime, gali parūpinti tikrai negirdėtų istorijų, o aš labiau gal tokia provokacija čia intelektualinė ketinu užsimti, kaip dažniausiai nutinka man, permastyti santykiai su savo praeitimi, pažinti realybę istoriją ir gal ją kažkaip naujai prisijaukinti. Tai pirmas gabalas, jau turiu jį pradėti, yra apie tai, apie ką mes kalbam. Taip, kas yra ta erdvė, kuriai priklauso Smalininkai. Ir dramatiško gal teiginio reiktų pasakyti, kad jeigu kam nors labai bus skaudu, galėtų iš karto toliau nesiklausyti, kaip Korinto gyventojai išgirdę Paulių atvykusi, sakė, apie tai gal kitą kartą pasiklausysim. Tai mano toks teiginys, kad kalbam apie tai, kuri nėra ir būčiau linkęs teikti, niekada nebuvo Mažoji Lietuva. Mažoji Lietuva apskritai yra toks mitinės kilmės daiktas, ypač paskutiniu metu, kai vartojama tokia kultūrinė klišė, kurį laiką tai gana sėkmingas buvo politinis vaizdinys, kuris padėjo atsirasti konkrečiam geografiniam dariniui Klaipėdos kraštui, bet dabar, kai taip žiūrime šitą savoką, kuri čia Lietuvoje labai išplitusi ir teisės aktuose, tai veikiau klaidinga ir klaidinanti, net politiškai, sakyčiau, nėra nekalta, pavojinga. Šiaip pasižiūrėjus, o pasižiūrėti galima keliais būdais, ar per Seimo puslapį, ar per teisės aktų registrą, dabar jau gal net patogiau per Seimą raktinius žodžius, tu gali pamatyti per tos 35 nepriklausomo gyvenimo metus, kaip tie žodžiai ir savokos išlenda, kur pasirodo, kokiuose projektuose, siūlymuose, iniciatyvose, vietos mastu, nacionaliniu ir taip toliau ir panašiai. Tai jinai vis išlįsdavo į tą politinį kalbėjimą ir diskusijas. Ir visą laiką, nesvarbu, ar tai būtų, diskusija plenarinėme Seimo posėdė, ar kažkokie siūlymai, svarstymai, net keliose vietose yra paminėta teismų nuosprendžius. Visur yra sistemingas ir nuolatinis painiojimas. Rytprūsių, Klaipėdos krašto, Kaliningrado srities, kai šitą savoką išeina, tu niekad nesupranti, apie ką čia tiksliai kalba, apie kokią teritoriją. Čia vienas paskutinių nutikimų buvo prieš 6, turbūt ne 7 savaitės, Lietuvos Respublikos prezidentas, nežinau kieno paskatintas ar pats susigalvojęs savo Twitterio paskyroje, sureagavo į tokį visiškai, atrodo, niekingą ir menką incidentą, kai buvo pervadintas Tolminkiemio muziejus. Taip, jis parašė įrašą, tai aišku, buvo Rusijos oficialių pareigūnų reakcija, visiškai prognozuojama, kažkaip gal be reikalo, sakyčiau, čia į tokius dalykus valstybinių lygių dar jau labiau privačiai reaguoti, pasituosiu tą vietą. Kas bus toliau? Knygų deginimas? Rusijos sprendimas pervadinti lietuvių literatūros klasikui Kristijonui Donelaičiui skirtą muziejų yra dar vienas nepriimtinas bandymas perrašyti istoriją, nors senųjų Mažosios Lietuvos dabar priklausančios vadinamai Kaliningrado sričiai gyventojų jau seniai nebėra, paskutiniai ten esantis lietuviškos kultūros ženklai turi būti saugomi, kad ir kaip Rusija stengtųsi, Karaliaučius niekada netaps Kaliningradu. Tokia citata. Paklaustumėm, mielas Kristijonai Donelaiti, kur tu gyveni? Lietuvoje, sakytų, Mažoje Lietuvoje. O jūs, Karaliaučiaus lietuviai, kur jūs? Tai va tokie, iš tikrųjų, nežinau net kaip čia reiktų, jeigu reiktų dekonstruoti, čia galima būtų visą paskaitą skaityti, kas čia ir kaip yra supainiota, bet čia yra tokia beveik net painiojama migla, kuri paskleista. Mažoji Lietuva kaip Kaliningrado srities dalis, ar priklausinys Kaliningrado, kurio nėra ir niekada nebuvo, bet yra Karaliaučius, kuris yra ir buvo. Ir taip toliau lietuviai tada, lietuvių literatūra ir lietuviška kultūra. Labai viskas čia sudėtinga į tokius dalykus velintis, bet kiek aš žiūrėjau, tai būtų ar vieši politikų pasisakymai, ar šiaip žmonių kažkokios iniciatyvos, visą laiką tas pats yra, visiška painiava. Dabar nei vieno nėra teiginio, kuris, kažkokiu, nežinau, faktinė realybė remtųsi, kuris nenurodytų į kažką neapibrėžto, kuris yra migloje.
Ir gal taip net keista būtų, bet vienintelis gal šitoje vietoje iš visų, kurie į diskusijas yra įsivėlę, bent jau toje nacionalinėje politikos erdvėje, tai Landsbergis Vytautas vis atkreipdavo dėmesį, kad ne tas pats čia Mažoji Lietuva, gal nereikia čia jos taip labai minėti visais, kur yra konkreti teritorija. Bet tai būdavo toks balsas tyruose, nesvarbu, iš kurios pusės būdavo siūloma kokia nors iniciatyva, jinai ateidavo su ta migla su ją esančia. Ir aš tai matyčiau, kiek aš atseku, čia Etninės kultūros globos taryba turbūt pasistengė, nes jos ataskaitos jau nuo 20 amžiaus pabaigos savoka Klaipėdos kraštas pakeičiama Mažąja Lietuva ir minimas tas regionas. Ir jų iniciatyva, pirmiausiai būtent tos tarybos įstatymo pataisas, žodžiu, išvardinant jos padalinius, įeina, žodžiu, kaip vienas Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas 2016 m. lapkritį priimtas, kad ten yra išskiriami regionai ir pridamas naujas etnografiniai regionai šalia Aukštaitijos, Dzūkijos, skliausteliuose Dainavos, Suvalkijos, skliausteliuose Sūduvos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Atsiranda regionas, kuris, toks yra, sakykime taip, keblus, aišku, paskui tos diskusijos tęsiasi labai įstringai dėl herbo regionų ir kitų dalykų, bet galime matyti tokių ir jau anksčiau iniciatyvų, kai kilmininkų linksnių, pavyzdžiui, Mažoji Lietuva pasirodo dar 2006 metų Liepą, tada buvo kaip tik, nežinau, čia dar yra žmonių, kurie prisimena, kiti gali žinoti, tokia krizė politinė, tai buvo laikinas laikas, kai beveik neveikia vyriausybė, tai kita, tai ta vasara, žodžiu. Ta vasara Seimas patvirtino, diskusijos irgi buvo nepaprastai įstringos ir audringos ir atmintinų dienų įstatymą buvo įtraukta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena. Ir aš šiaip kol nesusidomėjau šitą temą, aš visą laiką išgirdęs Mažosios Lietuvos gyventojų genocido, taip skrupteldavau galvodavau apie ką čia. Kas čia turima galvoj, kas tų gyventojų genocidą vykdė, akivaizdu, kad čia turimi galvoj dalykai, kai kalbėjo Gitanas Nausėda Kaliningrado sritis, kai buvo įtrauktas regionas buvusi Klaipėdos krašto teritorija, yra tas Mažos Lietuvos regionas, o trečiu atveju, kai kalba apie genocidą, tai čia aišku turime Rytprūsiai, taip Rytprūsių gyventojų persekiojimas, prievartavimas, išvarimas, žudimas. Bet kas įdomiausia, priimant šitą nutarimą, kurio buvo įtraukta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido paminėjimo diena, ten pabrėžė ne vienas atstovas ir iš teikėjų, kad čia kalbam tik apie lietuvius. Tai labai būtų įdomu, kaip ten ta Raudonoji armija atskirdavo, kas yra lietuvis, kad jį galėtų nuskriausti, kai buvo visas kraštas išvalytas, kad liktų tuščias. Tai tai mes tokius dalykus darom. Savoka klaidinanti ne tik dėl sisteminio painiojimo, kad neaišku, apie ką kalbam, apie kokią teritoriją, tiesiog nelabai į ką kitą kaip baltų kažkokią įsivaizduojamą vienybę ar jos mitą ir amžiną visko lietuviškumą niekada daugiau nereferuoja. Sakykime, jeigu vietovardžiai baltiški, taip, tai ir žemė ir jos vaisiai baltiški. Mes turim labai seniai jau tą praktiką visus, dabar visi sako vadinamosios, tarsi jos nebūtų. Atrodo, yra ir siena stovi. Kaliningrado srities vietovardžius rašyti tik lietuviškai. Jeigu jų nebuvo, tada jūs kažkaip rasti kažkokį turbūt artimesnį, aš nežinau, ką tokia atveju daroma. Aš ir pats taip darau, bet klausimas, ar kas čia, ką tai reiškia ir iš kur kyla ir kur veda. Tas pats apie vardus, jeigu vardai pavardės skamba lietuviškai ir panašiai kaip lietuviškai, tai žmonės turbūt lietuviais turėjo save laikyti, nors turbūt tiems, kur taip sako, nesvarbu, kaip jie turėjo save laikyti, nes jų pavardės taip sudarytos, tai ir turėjo būti lietuviai, nori, nenori. Šiaip de facto, ką mes žinome, tai kad tos prūsų genčių gyventose žemėse ar vietiniai žmonės buvo ar atsikėlę de facto po vienos ar dviejų kartų, tapdavo tokios krikščioniškos, vėliau protestantiškos ir vokiškos tapatybės. Jeigu jį taip galima sakyti apie senesnius laikus, turbūt nelabai tikslu. Ir mums, aišku, šiandien tai gali nepatikti. Tai tų tokių žmonių, kurie save vadintų lietuviais, laikytų lietuviais dabartinė prasme, labai sunku ieškoti, be istorikai tą supranta, visi kiti turbūt nelabai.
Šiaip ta savoka, aišku, atsiranda vokiškai 16 amžiaus prūsų kronikose, bet ten vienu atveju Kauno Lietuva paminėta, kitu atveju Gardino. Apskritai tas Kleinlitauen terminas 18 amžiais dažniau vartojamas įvairiuose kontekstuose, bet tai ten jau skiriamas svarbus tarp rusų ir prūsų Lietuvos, bet šiaip savokų yra pačių įvairiausių. Jų reikšmių yra pačių įvairiausių ir jos tikrai šita savoka nedominuoja ir pagaliau, kad net jeigu jinai būtų vartojama, jos reikšmė akivaizdžiai visai kita negu tai, ką mes turime dabar. O tai, ką mes turime dabar, tai yra iš lietuviškos vartosenos ateinantis daiktas. Taip, kiek galima atsekti, čia reikia, aišku, atskiro idėjų istorijos tyrimo, 1905 metais aiškiai tas matyti, taip, ir galima paskui pasižiūrėti vadinamą į Tilžės aktą, taip, kur ta interpretacija aiškiausiai suformuluota. Cituoju, atsižvelgiant į tai, kad mes lietuviai čia nuo Prūsų Lietuvoje gyvenantieji sudaroma šito krašto gyventojų daugumą, reikalaujame mes remdamės Vilsono tautų paties apsisprendimo teisės priglaudimą mažosios Lietuvos prie didžiosios Lietuvos. Ir tas daugumos momentas, kaip žinome, derybose po karo jisai buvo naudotas, aišku, turbūt kaip ir kitais atvejais, kaip ir Sudeto krašto atveju, tiesiog kaip argumentas, toks labiau gal ideologinis. Ir neskaičiuoja, sako dauguma, nieks neskaičiuoja, plebiscito nedaro, kiek gali 10-20% žmonių mokėti kažką panašaus į lietuvių kalbą, bet aišku, tai nėra dauguma. Tai šiaip dabar jau kalbant apie žmonės, tai žemaičiai ir net lietuviai vis patraukdavo į tą kraštą, tas turbūt jau buvo kiek siekė juodosios mirties liežuviai, taip, 14 amžiaus pradžioje ir po Melno taikos 1422 metais, gal dar šiek tiek vėliau, labiau gal nuo 15 amžiaus vidurio ir po Vokiečių ordino sekularizacijos, kai Prūsijos kunigaikštystė įsikūrė 1519, tai labiau, aišku, traukdavo tada jau protestantai ir po Didžiojo maro ypač, taip, 1780 metais, šiek tiek vėliau. Tai vis ten kraustydavosi žmonės ir keldavosi. Bet po 1-2 kartų tas jų būdas, kaip sakoma, pasikeisdavo, imdavo save vokiečiais laikyti. Tai vėlgi patinka mums tai ar ne. Ir 19-20 amžiaus sandūroje, nepaisant visų tautinių atgimimų, kaip Vilnius buvo pirmiausia lenkiškas, žydiškas ir rusiškas, taip vadinamoji mažoji Lietuva, tai vokiška ir pirmiausia evangeliška ir aišku, ne tai net svarbiausia buvo imperatorius, tai savo tikėjimas ir imperatorius. Ir tai, žinoma, situacija visiškai kitokia negu Kauno generalgubernija ar Žemaičių vyskupystė, jeigu imsim kitus teritorinius darinius, kurie jau aiškių ribų yra. Nors ir ten miestai ir miesteliai kalbėjo jidiš, vokiškai, lenkiškai, rusiškai, bet ne lietuviškai. Taip. Tai jeigu mes sakome mažoji Lietuva dabar, apeliuodami praeitį, ką mes darome, mes prileidžiam, kad tai amžina lietuvių žemė, į kurią turim pretenzijų. Čia yra tokia viena labai nemaloni istorinė paralelė, yra paskutinius 15 turbūt metų Rusijos viešame politinėme diskurse ir tekstuose padaugėję buvo kalbų apie Malrosiją ir mes žinom, kuo tai baigėsi. Kas nežino, kas yra Malrosija, tai yra dabartinė Ukraina. Kai tu pradedi kalbėti apie kažką mažo, kas yra toks pat kaip tu, tik mažas, tai tu kažką tokio, tarsi pretenzijas turi, tokie vaizdu. Didžioji tai yra tai, ką dabar turime, mažoji tai, ką mes galim prisijungti. Jeigu padarytumėm Lietuvoje gyventojų apklausą, ar jūs sutiktumėt, kad mažoji Lietuva taptų Lietuvos dalimi? Nesvarbu, kad žmonės suprastų, kaip maža Lietuva, manau, kad dauguma pritartų. Nesvarbu, kad jie ten nieko nedarytų ir net nenorėtų važiuoti pasižiūrėti. Bet vis tiek mums reikia daug žemę, tai imperija. Tai va tas imperinio mąstymo, jis ne agresyvus tas imperinis mąstymas, labiau vaizduotės lygmens, kaip atkreipė dėmesį kadaise, tai Beresnevičius ir sako, kad reikėjo gal mums tą skatinti, tą imperinę sąmonę. Bet dabar, kai žiūrim, tai turbūt gal nelabai čia gerai. Turbūt nėra taip, kad jeigu imperializmas savas, tai jis ne imperializmas arba geras. Ir toliau tada, kai mes žiūrime į kitą savoką Klaipėdos krašto, tai jinai vartota buvo gerokai dažniau ir gausiau, normatyvinė netapo, neįsitvirtino, viskas kažkaip projektuose įstrigdavo. Ir būtent tada, kai šita valstiečių dauguma
laimėjo rinkimus, jiems pavyko kažkaip visuotinai prastumti tą kalbėjimą apie Mažosios Lietuvos regioną. Bet pati ta Klaipėdos krašto sąvoka, jeigu ją dabar taip žiūrime, taip, jinai istorinė, jinai ne mitinė, ne ideologinė, istorinė, bet kartu ir kariškai politinė. Versalio taikos metu, kai buvo šita teritorijos dalis, Mėmelgebit mokiškai taip, be plebiscito atkabinta nuo Vokietijos ir atiduota administruoti sąjungininkams. Buvo tas argumentas, kad čia dauguma yra lietuviai, bet jeigu žiūrėsim, nežinau, bet kokius skaičius, surašymą ten gali rasti iki 1/4 tų žmonių, kurie pasisako lietuviais. Tai aišku, čia bus ir atvažiavę, ir vietoje gyvenantis, kurie konjunktūriškai prisitaiko, akivaizdu, kad tuo metu per tuos 15 metų pagausėjo žmonių, kurie save lietuviais laiko, bet rinkimai, kaip rodė, tendencijos, sakykime, ir pastangos lietuvinti, ar atlietuvinti, ir tas kraustimasis, ir savaiminiai procesai vis dėlto pasisuko kitą linkme, ir galiausiai tai buvo pačiai Lietuvai didelis rūpestis šitą teritoriją, kurios gerokai virš 80% žmonių linkė sugrįžti į Reichą. Nesvarbu, kas jie tokie pagal objektyvius tautinius požymius. Tai. Ir, taip, polinkis net neatsisakyti vokiečių kalbos buvo ne tik lietuvininkų, bet ir žydų, kurie traukėsi iš krašto. Ta kalba buvo kaip ir tapatybės dalis. Bet kas svarbiausia, kad to Klaipėdos krašto, koks jis buvo atsiradęs po Pirmo pasaulinio karo, nelieka, kai Lietuva sutartimi ar tai perduoda, ar tai grąžina, kaip mes galim skaityti įvairiai, tą kraštą Vokietijos Reichui, jis jį prisijungė. Tai. Tie, kurie buvo šitos Klaipėdos krašto atskirimo, signatarai, jie patvirtina ir nebelieka šitos teritorijos. Tai, ką mes turime nuo 45 metų, kaip prijungta prie Sovietų Lietuvos socialistinės respublikos, yra tos rytprūsių regiono teritorijos suardymo rezultatas, kai žemės padalinamos Sovietų sąjungos tokia politinė valia, prispaudus vakarų sąjungininkus tarp Sovietų sąjungos ir Lenkijos. Ir tas gabaliukas prijungtas prie Sovietų Lietuvos. Bet jeigu mes nemanome, kad Sovietų Lietuva buvo Lietuvos valstybingumo tęsinys, turbūt neturime manyti, kad čia yra tas pats Klaipėdos kraštas. Ne tas pats, nes ten žmonių nebeliko. Taip. Jie buvo pabėgę ir išvaryti paskui. Išvalyti, taip, siaubiant ir kolonizuojant iš viršaus ir skatinant savivalę iš apačios. Tai visiškai kita teritorija, visiškai kiti žmonės ir todėl mums reikia visiškai kito pavadinimo. Ir tiesą sakant, dar apie vieną pavadinimą, kurio jau čia neminėsiu, nes jis dar kol kas nacionalinio lygio nepasiekė Paprusė. Pernai tik sužinojom, dėka kolegės Agnės, jau naujas regionas renčiamas iš apačios tų savivaldybių, kurios aplink Nemuną iš tos pusės, aišku, iš anos negali. Išgalvotas toksai yra. Tai tas pats dar mažiau gal prasmės turi. Šiaip Klaipėdos krašto tas simuliakras pokarinis, taip, ta teritorija, yra tikrai tai, ką mes šiandien turime, tokios iš viršaus atvežtų kolonistų, taip, sovietų valdžios, iš įvairių kraštų, ir rusų, ir lietuvių, ir kitokių. Tokios sisteminės ir aplinkinių žemaičių, pirmiausia, žinoma, tokios spontaniškos kolonizacijos rezultatas. Jis toks mišrus dalykas. Ir žmonės patys kėlėsi, ir vieni kitus traukė, ir bėgo, ir siunčiami buvo. Tai toks labai sudėtingas. Taip, tai vakarų Lietuva, aš sakyčiau, galėtų būti. Yra rytų Lietuva, vidurio, visai kita reikšmė, ir vakarų. Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, gal šitoks dalinimas būtų prasmingesnis, nes tie etnografiniai regionai. Ir šitas Klaipėdos kraštas daromos tikrai kažkokia tokia nenusisekusi ir nevykusi imperija. Ir labai svarbu, kad šita erdvė būtų priimta kaip tokia dabar Lietuva, taip, kurios kilmė praeitis ir erdvė nebuvo lietuviškos. Mes turim išmokti su tokiais dalykais susitaikyti, kur mes čia vietiniai, taip, ten gyvenantis, atvažiuojantis, turintis nuosavybės interesų, lūkesčių, esame tejūnai, grobiko atvesti ir atvesdinti. Tai.
nebijant tokių dalykų pasakyti ir nekeliant ambicijų, pretenzijų nei patiems, nei iš kitų laukiant, turbūt būtų sąžiningiau. Smalininkai. Seniausia forma žodžio iš 15 amžiaus pabaigos šmalninką. Aišku, užrašyta vokiškai. Mes galime matyti šiek tiek šitą kraštą, kuris ten pačiame tolimajame kampe yra. Jis kaip sakoma, užtaškiuotas, taip, miškas ten yra. Taip, čia yra žemėlapis iš 18 amžiaus, tai situacija nelabai keitėsi per visą tą laiką, ten buvo miškas, taip, ir vienoje ir kitoje Nemuno pusėje, daugiau, mažiau, palei Nemuną iškirsta. Tai sunku pasakyti iš tikrųjų, ar tai buvo nuolatinė gyvenvietė tuo metu, kaip paminėta. Galimas daiktas laikinas apsistojimas, tai patogi vieta Dykros pakrašty. Dykra kairėje pusėje Nemuno toje vietoje, taip, Linguminės išliko ilgiau, bet čia dar ilgiau matome tokį tą laukinį mišką, taip, ir tas, jeigu norim kažkokio pastovaus žodžio šitai erdvėje, tai Dykra yra vienintelis pastovus žodis. Dabar, aišku, yra etimologijos klausimas labai svarbus ir čia keista, bet būtent istorikai kažkodėl girdi čia lietuvišką žodį. Smala sako, taip, tai akivaizdu, buvo tas truputį vėlesniais laikais gaminama, taip, buvo svarbu ir tos pelenus daryti, ir ten, tas medžius apdoroti ir taip toliau ir panašiai. Ir buvo tokia veiksena, taip. Tik tai klausimas, ar tą žodį šiaip kalbos istorikai ir Lietuvos ir visi, sakykime, baltistai nuranda, kad jis 18 amžiaus skolinys, gudiškas žodis. Tai vadinasi, sunku būtų įsivaizduoti, kad žodžiu, kuris lietuviškos kalbos erdvė ateina 18 amžiui, galėjo būti paliudytas 15 amžiaus pabaigoje kaip lietuviškas. Tai aišku, dar yra kitas aiškinimas, žodžiu, šmalino, vokiško siauras, o kitas dar variantas yra, kad tie gyventojai, kurie ten buvo, gal buvo kokie sugudėję ar suslavėję jotvingiai, taip, kurie užsiminėjo tuo amatu laikinai, nes jeigu laikina gyvenvietė, tai pavadinta, žmonių, kurie dalykus darė, tai skalvių kalbos, kaip žinot, neišliko. Iš gudų, jotvingiai galėjo perimti, ir jie čia atsikėlė. Žodžiu, yra migla šiokia tokia ir, sakau, keistesnis momentas, kad tą tokį tiesioginį lietuvišką skaitimą siūlo tie, kurie paprastai atsargus yra su priskirimais. Taip, skalvių tose vietose neabejotinai gyventa, rasta palaidojimą. Suvedus viską sakoma ir jų, tas, sakykime, nukentėjimas, dėl ko toje vietoje vyko Dykra, buvo keleriopas. Jeigu kalbam apie istorinius laikus, jie nukentėjo ir nuo ordino, taip. Ir vieno net šiek tiek kito, būtų ir nelaisvės, ir šiokių tokių žudimų iki krikšto, bet kiekybiškai turbūt nuo lietuvių ir žemaičių nukentėjo daugiau. 14 amžiuje yra stambus išsivarimas į nelaisvę, tas puldinėjimas, akivaizdu, kai tu puoli ordiną, labai patogu per šitą pusę užpulti. Tie vietos gyventojai vis labiau traukėsi į link pilių, naujai pastatytų gyvenviečių, jau po krikšto, ir turbūt, kad tas sąlygoja tos vietos tuštėjimą, aišku, epidemijos. Taip pat ir ta Dykra, tokia yra tuščia. Ten, kur mes matome žemėlapiuose pažymėtą tokį mišką, taip akivaizdu, kad čia nelabai kas pastoviai gyvena. Tai nereiškia, kad nėra gyventojų. Laikinas gyvenimas vasarą visiškai tikėtinas. Ir nuo 1422, taip, tai yra vieta, taškas ties Smalininkais, kur eina riba Vokiečių ordino ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, vėliau tai yra Prūsijos kunigaikštystės, dar vėliau Prūsijos karalystės siena su LDK arba Abiejų tautų respublika. Galiausiai Prūsijos karalystės ir nuo 1821 metų Vokietijos imperijos siena su Rusijos imperija. Taip labai viskas keičiasi, vieta išlieka. Bet labai svarbu pabrėžti, ir man čia atrodo toks kampas gal nėra labai tipinis, kad nuo 1000, taip, sakykime, ir Vokiečių ordinas nuo starties su Lenkija. Dabar jau, kai pradėsiu datas sakyti, galutinai kur nors suklysiu, 1466 metais ir paskui jau susikūrus pasaulietinį Prūsijos kunigaikštystė protestantiškai iki 17 amžiaus vidurio išlieka
Lenkijos vasalas. Tai mes čia turime tokią tarsi bendrą lenkišką erdvę. Bent nominaliai ten yra bendra valiuta. Ir aišku, egzistuoja vidinės tvarkos ir ordinas, ir ta Prūsijos kunigaikštystė priklauso Šventosios Romos imperijai, tokiam ekstrateritoriniam dariniui, tai yra sudėtinga. Bet tai nėra klasikinė riba tarp kažkokių tai dviejų priešingų politinių vienetų. Tai yra bendra erdvė ir tik tai tada, kai jau Brandenburgai perima Prūsijos kunigaikštystės, sakykime, į savo rankas, jiems sekasi kažkaip išsivaduoti nuo tos priklausomybės ir galiausiai tapti karalystę. Kol jie yra toje bendroje erdvėje, tai ta siena, jeigu mes kalbame apie sieną dabar, bent jau iš Lietuvos pusės, tai iki pat 18 amžiaus vidurio buvo nedaugiau negu riba tarp bet kokių žemės valdų. Didiko, ten, sakykime, ir kito, bajoro, valstybinės žemės. Iki ordino sekularizacijos iš viso ten toks dar buvo nesutarimai, taip, ten daugiausiai dėl katyčių, taip, kaimo, taip, karinių veiksmų ruošdavosi imtis, tai viena, tai kita pusė. Paskui akivaizdu, kad jau sudarius sutartį su Lenkija, tos problemos išsisprendžia. Yra toks įdomesnis faktas, kad Ragainės komturas prieš pat ordino valstybei užsilenkiant 17 metų kovą pranešė didžiajam ordino magistrui apie vykdomą valstybinės sienos aprašymą tarp Širvintos upės iki Šventosios upės įtekmės į Nemuną. Tai tas Šventosios upės yra momentas, taškas, prie kurios ten yra paskui smalininkai ir tai žinomiausias turbūt tas faktas iš 16 amžiaus vidurio, kai buvo surašomas tuos ūkiai, taip sakykime, ir savininkai, ir žmonės, kurie turėjo mokėti turkų mokestį, tuo metu buvo, kaip žinote, turkai šiokia tokia problema Šventos Romos imperijai, taip jie ten ėmė teritoriją po kitos, Belgradas, Buda, taip, vienos apsiaustis. Tai tuo metu teko nemažai žmonių, kurie turėjo, pavyzdžiui, gyvulių mokestį mokėti. Pavyko imperatoriui Karoliui Wormso Reichstage šitą kažkaip mokestį normalizuoti 1521 metais. Yra tikrai tokie puikūs surašymai, kur matosi, ten, sakim, Šmalnink vila, 23 mokėtai, 250 galvijų, toks vidutinio dydžio kaimelis toksai, vadinasi, jau yra gyvulių augintojai tuo laiku, bet šiaip tyrinėjant iki pat Rusijos laikų, iki 18 amžiaus, tai nei ten kažkokios didesnio judėjimo, nei kažkokios kontrabandos, nei kažkokios sienos nėra. 18 amžiaus vidurys tas taškas, kai jau galima kažko tai pradėti ieškoti. Pieno šienaujamos, taip, šienas, mėsa, pienas, sviestas miestams. Degutas, pelenai, vėliau rastai, kai jau Friedricho kanalas yra. Ir muito tarp valstybinio, iki pat 18 amžiaus antros pusės kaip ir nėra. LDK apmokestindavo tos savo užsienio pirklius Jurbarke ir Kaune atitinkamai, Prūsijai. Ilgą laiką tas neapsimokėjo, apskritai ten buvo, kol ta privati muitų sistema Lietuvos didžios kunigaikštystės ir šiaip ir dėl bajorų laisvės nuo mokesčių, tai visiems apsimokėjo žaliavas eksportuoti iš Gudumos, taip, iš pietų į vakarus. Per Königsbergą, Mėmelį, Rygą, tai reiškia, kažkas nemoka mokesčių iki kol atgabena iki Prūsijos, ten tada, jeigu neapmokesni, tada gali brangiau parduoti ir pelnas didesnis. Tai apsimokėjo ir šiaip turėjo tos Nemuno pakrantės būti iškirstos pagal analogiškų Lenkijos upių pavyzdį, bet Prūsijos karalystėje, matome vis tiek tose teritorijose miškus ir paskui jau visai neblogai sutvarkytus, vadinasi, tas apsimokėjo labiau gabenti mišką iš dabartinės Baltarusijos. Ir matom, aišku, jau pabaigoje pakilimą, taip, ir toje pakrantėje, ypač dešinioje pakrantėje, po truputį tas pasiekia ir patį kraštą, kur yra smalininkai, bet tas 5 kaimų konglomeratas, taip, kur jau paštas, karčiamas, viešbučiai, uostas, muitinė jau yra vis dėlto tuo laiku, kai nebėra Lenkijos Lietuvos valstybės ir Rusijos imperija. Tada iš tikrųjų tampa jau ir svarbus miestelis, kai nutiesiami keliai, 18 amžiaus vidury, paskui geležinkelis, aišku, ten tos išsiplečia veiklos ir toks panašus į rimtą miestą. Rytprūsių operacijos metu per Pirmąjį pasaulinį karą pavyko tai vietai nenukentėti ir išvengti gal masinio to gyventojų pasitraukimo. Matom kaip tik tą kariuomenę, 15 metų nuotraukose, kurios išlikusios.
Bet po karo, žinoma, labai stipriai pasikeičia situacija. Nebėra sienos, taip, nebėra sienos, siena kažkur persikelia už Nemuno, ten dabar siena. O čia yra ta riba su Lietuvos Respublika tokia vidinė tarsi tampa, taip. Bet taip, tada pusiau, sakykime, lygis tos kažkoks ekonominis gal nukrito, bet vis tiek miestelis išliko infrastruktūra, matom tam tikrą stabilizacija, kurią, aišku, nacijų atėjimas į valdžią keičia, nes yra priversti trauktis žydai, kurie ten gana gausiai gyvena nuo 18 amžiaus net. Sugrįžta siena, šį kartą tarp nuo pradžių Vokietijos Reicho, o kitoj pusėje Šventosios upelio Lietuvos Respublikos, paskui ten atsiranda Sovietų sąjunga. Tai. Ir galiausiai po metų vėl nelieka sienos, nes tarp Reicho ir Ostlando tokia čia ir siena. Karo pabaigoje, prasidėjus Rytus operacijai, iš esmės pakeičia ne tik krašto veidą ir gyventojų sudėtį, nelieka beveik nieko iš vietos gyventojų, vienas kitas paskui sugrįžta ir tada jau galime į tą užmarštį grįžti. Mes galime čia dar pamatyti, kad ne tik tai miškingumas yra pakankamai ryškus šito krašto, bet ir kaip skiriasi čia pabaigos, sakykime, Vokietijos imperijos pabaigos laikų 15 metų 1900 žemėlapis, kaip skiriasi laukinis miškas ir sutvarkytas civilizuotas miškas, net jeigu ir pasididintumėm žemėlapį, matytumėm tos pačius kvadratus, taip, miškuose, laukose, kas gerų orų skrendant būdavo lėktuvu virš Nemuno, matosi dešiniai pusiai civilizacija, ten viskas užtabeliuota, matosi linijos, kairiai pusiai, kur Žemaitija, ten toks pusiau laukinis kraštas atrodo, tokios tvarkos požiūrių, ne? Dabar jau nebeskrenda ten lėktuvai, nelabai saugu virš Nemuno. Tai einant dabar prie tų dalykų, kurie yra užmirštami, tai reiktų sakyti, kad ne viskas yra užmirštama. Neužmirštamas tas 19 amžiaus pabaigos klestėjimas, 20 amžiaus pradžios, taip, ir tas tarpukario laikas. Ir suvokiama, taip, čia tas Vokietija, vokiškas, šis paminima, taip. Niekada neužmirštama lietuvininkų lietuvybė, kaip ir ta senoji baltiška bendroji praeitis. Niekada neužmirštamas vokietinimas ar germanizacija ir rusinimas, taip, rusifikacija. Sovietmečio atitinkamai ir ankstesniais laikais. Bet matyti, jeigu visą laiką išliko lietuviai, tai tie germanizacijos ir rusifikacijos be pasiekmių buvo. Neužmirštami ir dalykai, kurios tarybų valdžia padarė, ir blogi, ir geri, kažkaip mėgstami įvardinti reiškia, tik aišku, pabrėžiant, kad ne prie ko čia mes. Tie siaubimai po karo, pavyzdžiui, taip, visame regione. Kas užmirštama? Dykra, Vokietija kaip civilizacija kita. Lietuvininkų evangeliškas vokiškumas, upė, kaip prekybos, transporto, poilsio erdvė, vaizduotės šaltinis ir kas be ko, aišku, žydai. Čia jau dabar kalbam vien apie smalininkus. Jokingiausia iš tikrųjų, kad šita dykra yra pražiūrima. Yra viena citata, kur eina, aš radau 20 gal vietų, kur rašom apie smalininkus. Maždaug tas pats panašiai. Čia turbūt nusirašyta nuo Mažosios Lietuvos enciklopedijos. O cituoju, Aukštogalėse nuo pat 1422 metų Melno taikos sutarties sudarimo veikė pasienio muitinė. Juose 1422, 1795 buvo pasienios LDK punktas, o nuo 1795 su carinė Rusija. Pro smalininkus plūdo krovinių ir keleivių srautai, čia privalėjo sustoti ir pereiti muitinės kontrolę ne tik keliavusiai sausumos keliu, bet ir visi Nemunu plaukę laivai ir valtys. Taip ir įsivaizduojam didžiulį eismą, judėjimą. Kartais net paminima, kad kelias buvo Kaunas Karaliaučius, ten jie per smalininkus, viskas okei, bet negalima dalykų, kurie atsirado 19 amžiui, perkelti į 14. Visiškai kitas pasaulis, kitas supratimas, kita tvarka, kita ekonomika, kiti žmonių gyvenimo ir būdai, sakoma, kita civilizacija. Ir galime tada šitoj vietoj nesunkiai lietuviškai seniai prieinama paskaityti, kas toj Melno taikoje parašyta ir suprasim, kas yra tas kraštas savo kilme. Cituoju, toliau keliaujant, tiesiog per dykrą iki Nemuno upės kranto, kur iš priešingos upės yra upė vadinama Šventaja, ten, kur ta šventoji teka į minėtą Nemuno upę,
tiek dėl Sūduvių žemės. Nuo čia einama Šventąja aukštyn 2 mylios, kitos vietos palikus upę reikia per dykrą, kiek galima tiesiau iki pat jūros upės. Iš vienos pusės dykrą, nuo jo Atvingio pusės ir Skalvių žemės pusės visur dykrą. Tas kraštas yra, toks, bet negyvenamas, taip, jis ilgai toks yra. Ir tas yra svarbu ir, 19 amžiaus čia tai yra realija. Komiška, kad 19 amžiaus tokio vidurio pabaigos tautos samprata išplečiama iki viduramžių, taip, kalbam apie lietuvius, baltus ir taip toliau. Bet kartu ir tankės ir struktūros iš 19 amžiaus perkeliamas tarsi visada buvęs su pasieniečiais, muitais, muitinėmis pareigūnais, šunimis gal ir kitais dalykais. Dabar apie antrą momentą, kalbant apie tą lietuviškumą, tai tas dabartinis pasakojimas nėra vientisas, jisai sudėliotas iš fragmentų atskirų, tai tas prieškario lietuvių, ten, pavyzdžiui, tą kraštą atsikėlusiai vaikai, kurie ten kalba, kalbinami ten mūsų miestelių, yra labai graži 3 dalių laida, yra šiaip toj dokumentikoje, televizijos filmuose, dokumentiniuose, pasakojimuose, kurie užfiksuoti ir surinkti knygas, ten ypač Viešvilės Valsčiaus istorija ir tokiose proginėse knygose, tai nemažai yra, ten keliasdešimt pasakojimų surinkta. Yra tas toks prieškarinio lietuviškas pasakojimas, toks bendras sovietinis, punktyrinis labiau gal ir fragmentuotas. Dabartinis ir pagrindiniai momentai, aišku, kad čia tos lietuvių žemės, lietuvių kalba pavardės, tada vokiečių visokie kolonistai atsikėlėliai, bet mažai minimi tie žemaičių lietuvių atsikėlimai. Ir visada sakoma, kad mes tai visi ten kalbėjom lietuviškai, nors čia pat, kad vokiška mokykla ir tie žmonės, kur pasako ir tą vokišką spaudą, tam bot prenumeruoja. Ir jų pasakojame, kai jie į detalės įsivelia, girdisi, kad fone tarsi skamba ta kita kalba, bet, sako, mes taip pat tokie lietuviškai. Tai aišku, kad tas pasakojimas yra taip susidėliojęs, kai tu per daug ten sąmoningai nereflektuoji. Ir vieta čia labai svarbi, iš kurios kalbama. Jeigu žmogus gimės iki 38 metų, tai ta sovietų Lietuva atskaitos taškas, jeigu vėliau, gali būti ir dabartinė. Bet anuo metu vietiniai žmonės, kurie ten gyveno, o nebuvo atsikėlę, tai suprato tą teritoriją kaip Prūsijos pakraštį. Jau nebebuvo atminti ne tik Vokiečių ordiną, bet ir Prūsijos kunigaikštystės, bet buvo ta Prūsijos karalystė ir Vokiečių imperija, karalius arba imperatorius, pagrindinė valdinystė, taip. Ir jeigu žmonės save suvokia kaip prūsus, nežinau, ar lietuvininkus, tai pirmiausia kaip karaliaus valdinius ir krikščionius evangelikus. Jeigu ten buvo žodis lietuviška, tai turinys netoks, kaip mes jį dabar įsivaizduojam. Ir kalbėjimo iš tikrųjų atsirasdavo lietuviško, ypač per atsikėlimus, mišias santuokas, bet kaip minėjau, kartą 2 ir tas traukdavosi, nes tiesiog stipresnė civilizacija, paskui ir visuotinis švietimas taip tą reikalą stipriai keitė ir noras, aišku, kažką nuveikti, kažką pasiekti. Ta vokiečių kalba visai skatino, nereikia visko suvokti, kažkokį privartinį vokietinį. Lietuvių kalba tapo veiksniu iš tikrųjų 20 amžiaus Klaipėdos krašto laikotarpiu, kai tiesiog mokėti lietuvių kalbą apsimokėjo. Iškart nustojo apsimokėti tą lietuvių kalbą mokėti nuo nacių ateimo į valdžią Vokietijoje, nes tas dvelgsmas Heiminsireichis jau skambėjo, aišku, po prijungimo prie Vokietijos jau buvo labai negerai tą kalbą mokėti. Ir kas labai įdomu, kad optikos momentas, kad tas lietuviškumas jis visą laiką buvo išorėje vietinių žmonių, net jeigu ir jiems tai buvo taikoma, bet jie patys tą lietuviškumą ten, anapus matė. Rusų Lietuva, Rusija ar Lietuva, o net ir, sakykime, kai Klaipėdos krašto metu, kiek galima matyti iš tokių įdomesnių pasakojimų, spaudą žiūrint, vis tiek, nors ir yra siena per Nemuną Vokietijos reichų, ten yra tėvynė, taip, o ten Lietuva, ten anie lietuviai. Upė tuo metu jungė, o neskyrė. Bet sovietmečio, aišku, situacija stipriai pasikeičia, nes, tiesiog, jinai nei jungia, nei skiria, yra didžioji plačioji tarybinė tėvynė, taip, ten tarsi ta Rusija, čia tarsi ta Lietuva, bet nebėra tos sienos, nebėra ir tas nebuvimas jos labai stipriai pakeitė ir dabar vėl atsiradus yra, taip, paskutinius 35 metus tik vėl už upės nebe tėvynė, o Rusija tas tikrai labai stipriai keičia, kaip vaizduotę, ardo ir drasko, taip, ir žmonių orientacija, tu gali sutrikti šitaip keičiantis dalykams. Ir vis tiek tu turi, jeigu kalbėjai apie mažai Lietuvą ir jos gyventojus, ar ten skriaudą, ar genocidą, negali nesuvokti, kad tai yra žemės, kur radosi Vokietija, taip.
dabartinė Vokietijos ten kilmės Lopšys ir žmonės, kurie 100 metų ir buvo vokiečiai ir tokiais jautėsi. Žemės, kurios tapo karo grobių Sovietų Sąjungos ir liaudės Lenkijos padalintų. Ir tame fone kalbėta beje karo metais iš Maskvos radijo apie Mažąją Lietuvą. Dabar neradau nuorodos, būčiau gal net per radijinių būdų paleidęs. Padėtis taip, kai rytprūsiai matyti kaip savi, Lietuva kaip svetima, Nemunas kaip jungiantis, išnykusi siena kaip skirianti. Stipriai pasikeitė ir kai liko vienintelė tikrovė sovietų valdžia, vyko iš tikrųjų labai daug tokių pokyčių, kurie net tame papančiame žemėlapyje matosi, čia yra Rugilės paskaitoje rodyta vieta, kur matosi senasis miestelis ar miestas, jis yra prie upės, o naujasis kuriamas atokiau. Taip. Ten iškertant dalį miško, padarant dirbamus laukus, statant žemės ūkio technikumą, visą tą naują infrastruktūrą. Mes galime palyginti, kaip atrodo upė vokiečių civilizacijos laikai, šiandien pats didžiausias apkrovimas ir uostas, taip, ir kaip atrodo paupys dabar, ta prasme, kiek jinai svarbi yra, mes galime matyti tą sovietinį kažkokį modernizaciją toli nuo upės ir galime matyti tos keistus daiktus, kaip tai viskas atrodo dabar. Kas įdomu, kad viską, ką atneša sovietų valdžia kaip tam tikrą civilizacinį laimikį, suvokiamas kaip savas lobis, taip sakoma. Tai ir ta, žodžiu, mechanizacijos, šita visa mokykla, žodžiu, žemės ūkio, pradžių net vandens vadinasi. Ir jaunimas, pilnas miestas jaunimo, dabar važiuokit, nieko nėra, tai yra šitas momentas, bet kita vertus, bent vyresni žmonės, kaip pasakoja, tai tą siaubimą pastebi, bet tarsi iš tuščios vietos kalbėtų, aplink visi siaubė, aš nieko nedarau, ten visi tą buvę namai, juose niekas nevyksta, ir kaip nevyksta su šita upės pakrantė, taip mes galim tą vaizdą matyti. Gyvenimo būdas, jis aišku yra daug mažesnis negu rusiškoj pusėje, ne namai nesugriauti, nesukurianti, taip, jie dar stovi, bet ten prasimuša tie vokiški užrašai, jidiš užrašai, ant tų namų, nors labai stengiasi uždažyti, bet visi išlenda. Tai tas turbūt ryškiausias vaizdas, kaip sunku tą civilizaciją išnaikinti, mūrinę statybą. Tai mes turime iš tikrųjų tokį kaip ir neįveikiamą ir nepakišamą po žemę praeitį, kuri tokia yra. Bet ką mes tikrai labai ryškiai matome, tai yra pasakojimėse beveik, ir nuotraukose, tai beveik nėra upės. Jeigu vestuvės fotografuojamas kažkur ant pievos, viskas veiksmas keliasi toliau, lik plačiuosius kolūkių darybinių erdvės. Nebėra to tokio jausmo, kad esi, tas plika akimi matyti uostas, taip sugriaunamas, išardoma, tas žiemos uostas, nuo prieplauka laivai, jie ten gali sustoti, bet suprantama, kad tapus vidinė upė Nemunas tampa tarsi nereikšmingas, bet ta vidinė prekyba Sovietų Sąjungoje vyksta, kitur upės išnaudojamas, čia vadinasi nėra kažkokios vaizduotės, kurie įdarbintų, arba yra kitos priežastis, apie kurias kada nors mes parašysime savo knygoje. O dabar tai krantinės, mes galime matyti, kad Nemuno pasaulyje tos krantinės dabar atsiranda, taip Kuršių nerija, bet ar jos žmonių gyvenama erdvė jungia su ta upe? Prie Marių ar kitur, nes veikiau skirias, gali Birštoną palyginti ar Neringą, ten tos krantinės skirtos atskirti gražiai patogiai vandenį nuo to. Ir dabar tas miestas, jis ten turi savo muziejų, ten žemės ūkio technikos, ten visokios, į tą kolūkinę tikrovę nurodo, tai tarybinė ūkinė žirgynas, ten kartingai, bet visą tai tas sovietinė praeitį, o ta vokiška praeitis pasiema tiek, kiek ją galima lietuviškai parodyti ir tokia kultūriškai tokia vertinga parodyti. Čia puikus pavyzdys Rugilės Rožinės paskaitoje buvo, kaip iš esmės vokiškai rašiusi, vokiškos kultūros vis dėlto pakankamai elitinė dailininkė paverčiama lietuvių liaudės dailininkė. Upės iš vis net nesimato, kaip sakoma, kaip bet kokios, nežinau, ją nieks nelipa, nors jinai daug švaresnė negu sovietiniais laikais. Tik tai tiek, kad jinai dabar yra civilizacijų erdvė, taip, kitoj pusėje, kur kadaise buvo Valdveidė, ar Šilėnai, taip, dabar yra pograničinoje vadinasi, taip, nuostabi vieta, linkai pasienio taškas,
bet tu kažkaip nematai, kad vietiniai žmonės tą mąstytų ar jaustų, išlikus vienintelė ta žololėje. Tai. Ir čia dar keli Meškaitytės kūriniai, kurie tą transformaciją sovietinę šiek tiek užfiksuoja. Nu ir iš esmės nemato ne tik sienos, gal vietiniai žmonės, nejaučia, taip, nėra labai gal svarbu, gal su laiku pasijaus, bet ir tie gyventojai buvę žydai. Taip. Šiaip Klaipėdos krašte jau nebuvo daug išskyrus miestą, bet Smalininkuose, ypač nuo 18 amžiaus, buvo daugiau negu lietuviškai kalbančių. Čia tą galima tiksliai pasakyti, 15% prieš 10. Taip. Ir ta Pirklių Berlovičių šeima, jinai ateina iš maždaug Gudijos, taip, sakykime, taip pat ir Gardine buvo, tai jie ten steigia kontoras Jurbarke, Smalininkuose, Klaipėdoje ir mišką gabena. Sutvarko visus muitinius reikalus abiejose sienos pusėse, tai. Ypač atsiradus Rusijos imperijai ir strategiškai masto, kur įsikurti. Taip, tai tos vienos šeimos, ten labai daug verslų turėjo iki pat 3 dešimtmečio pabaigos. Ir žiūrėjau, taip, ten iš vis iš 72 turbūt verslų, tai yra parduotuvių vadinamųjų, taip. Parduotuvių lariokų, tai 22, įsivaizduojat, pardavimo vietos tokie miestelį, 69 buvo žydų. 61, paskui 69. Tai Berlovicai ten stiprus buvo, tai jie pirmieji visoje Prūsijoje, dar jau karalystėje, tai pirmieji Prūsijos karalystėje mūrinį namą įsigijo ir privilegijas. Ir jie mato strategiškai Nemuną daug labiau negu visa lietuvių tauta turbūt per visą istoriją. Nes kažkaip gal įsivaizdavo, kaip įveiklinti. Tai. Ir žinoma, žydai pradeda trauktis į Lietuvą, dauguma apsistoja Jurbarke, visai šalia kaiminystė ir iš čia karo pradžioje jos pasivijo nacionalsocialistinė Vokietija, ir aišku, ir šiek tiek vietinių žmonių. Piktis dauguma buvo sušaudyti vadinamam 7 kilometrą netoli senosios sienos ir jeigu labai nori mažosios Lietuvos, tai tokiose vietose galim pamatyti. Taip. Lite, smalininkiškoji dalis, keli žemės Kauburėlio, šiaip žydų senosios kapinės miestelį, tai ilgai rimuoja taip šalimais, bet kai pradėjo tai technikumą, tai stadiono sunaudojo tos kapinius paminklus, kad būtų išlyginti tą tokią liulančią dirbą, tai stadiono statybai, čia tas slugdymas iš čia gal ir ateina. Ačiū uždėmesi. Taip, tai ačiū labai už įdomų pranešimą ir dabar laikas klausimams, kaip visada. Man sugrįžti, aš galvoju, kad dabar vienas eilė. Tai... Taip, prašau. Labai ačiū už paskaitą, tikrai informatyvi, labai daug naudingos informacijos. Plačiai viskas nušviesta. Tik galbūt prie pavadinimo tokį pastabą. Vis 35 metai nepriklausomybės mes vis su to postsovietinė smalininkai, postsovietiniai smalininkai. Kažkodėl nekalbam apie postnacinę Klaipėdą. Net, pavyzdžiui, Lenkijoje nėra postkomunistinė Varšuva ar taip toliau. Net jeigu pasižiūrėsime į Rusiją, nėra kažkaip, nemačiau pavadinimų, kad postkomunistinė Maskva. Todėl, ypač akademiniai bendruomeniai, tas postsovietinė. Tarsi mes paneigėm okupaciją. Kodėl taip yra? Kodėl 35 metai praėjome su to savo postsovietiniu? Patys plakame. Čia, kažin, ar toks gal plakimas, tai toks gal labiau aprašymas, tai kas matosi, tu nuvažiuoji. Kalbėsi su žmonėmis, klausaisi, skaitai, ką jie yra paliudiję, žiūri, jo tos video liudijimus ir tas labai matyti. Taip, yra vietų, kur tas praeitis pasitraukus yra, taip, arba jinai įveikta. O čia daugelį atvejų jinai neužklausta, gal nėra net suvokiamas, kad pasikeitė iš esmės viskas. Taip, jeigu tas muziejaus kūrėjas, taip, nusipelnęs ir tarybų Lietuvos ir sovietų Lietuvos, jisai tas mechanizatorius išradėjas, taip toliau, tai jis taip kaip pasakoja, tai eina laikas be jokio lūžio, be jokio skirtumo.
Ten, žodžiu, net nėra kažkokios traumos, kad kolūkius kažkas sugriovė, nes galėtum sakyti, kad yra žmonių, kurie gedi praeities. Ne, tai tiesiog yra tęstinis laikas. Tęstinis laikas, kuris prasideda 58-60 ir maždaug nuo tada smalininkai prasideda naujoji civilizacija. Tai žmonės nelabai reflektuoja, tas ir yra momentas, kad ta praeitis, mes jos neužklausėm, mes jos prasidėjo, čia buvo vajus, taip iš viršaus, iš Vilniaus, tų tarybinių karių paminklų ir kapinių peržiūrėjimą. Tai aišku, kad ten patriukšmavo Andrius Tapinas, ten kažkur savivaldybės, kažkokie ėmėsi veiksmų, ten įvažiavo su ekskavatoriais į kapus, pasisklaidė, bet iš principo pilna, taip, tose miesteliuose, ten stovi savo ramiai. Ir tie dalykai, jie nėra, kaip čia pasakius, problema, bet jie nėra ir klausimas niekam. Neklausiam, kur mes čia esam, kur va čia ta riba, kur čia miestas, taip, miestas, kaimas, jisai labai svarbus. Ta linija, žodžiu, yra, jinai reiškia liniją tarp miestelio ir kaimo, čia žmonės žemės neturėjo, čia kartu ir prieš karą, jie čia negalėjo turėti žemės, neaugino gyvulių, bet privalėjo iššluoti kiemus, ten, žodžiu, ten dar vokiečių laikais, paskui nebereikėjo iššluoti. Bet čia ta riba, jinai fiziškai ne visada matosi, bet mentaliai matosi, iš kurio taško žmogus kalba. Jeigu jis yra iš tų žmonių, kurie prieš karą gyveno, jam tie skirtumai labai svarbus. Taip, jisai ieško visai kitokių sąlyčio taškų. Tie žmonės, kur atvažiuoja iš Vokietijos, ar jau labiau ten iš Izraelio, iš Amerikos, jie irgi mato tą buvusią praeitį, taip ir žiūri, kas tas Memirė Dambotin. Taip, ten yra tų reportažų, yra įspūdžių iš smalininkų žmonių, kurie buvo, kaip ten viskas sugriovė, kas liko, viena kita nuotrauka, jiems svarbu. Bet tas tęstinumas, kad laikas nesikeitė, taip jisai bėga, taip iš lėto slenka ir nėra cezūros. Nei 20-ais, nei 21-ais, nei kažkada vėliau. Nors pasaulis labai pasikeitė, taip. Iš tikrųjų mes turime tą šonę vis augančią tą didelę valstybę, taip, kuri raumenis augina, tai tu negali nematyti, bet gal nesimato iš tos arti vietos. Tai už tai galvoju, kad ten, kai tokioje vietoje atsiduri, kur yra labai daug pokyčių, transformacijų, tas laikas jisai labiau kaip testinis suvokiamas. Ne per lūžius. O tu tarpu tu suvoki, kad tie lūžiai yra ir jie vietoje tokie visokie išlindę. Kartais sulaužymai, ne tik lūžiai. Tai vat, tokių vietų Lietuvoje labai daug nėra, jinai labai ypatinga šio požiūriu, man atrodo. Ir aš sakyčiau, nėra blogai, kad ten tas yra sovietiškumas išlieka, tu jį gali pamatyti, tu gali įsivaizduoti, tu gali suprasti pagaliau žmonės, kas jiems svarbu, kas rūpi. Jau labiau, kad keista, bet ten tas, sakykime, profesinis mokymas ir toliau vyksta. Ten tai žys nebuvo kažkokios krizės sovietinių laikų. Nes jiems pavyko rasti veiklų, kurios pratęsėt kažkokį tai aktyvumą, ten žmonės turi ką veikti, iš ten taip nesitraukia, ten kaip tik atvažiuoja, ten yra noras atvažiuoti ir buvusių žmonių, ir aplinkinių, jis yra tam tikras traukos centras. Ir net šiek tiek atgyja tie namai, restauruojami, kartais prastai, nekokybiškai, kartais gražiai visai, tai man atrodo, kad net ir tas vaizdas, kurį čia, sakykime, galim pamatyti, tai vis namai nesugriuvę, taip, nepavirtę kažkuo, galim nuvažiuoti kitą Nemuno pusę ir pamatyti, kas yra sugriovimas. Tai čia nėra kažkokios tragedijos. Ir šiaip jiems visiems, tiems, kurie čia gyveno ir jų palikuonims, Smalininkai atrodo visai neblogas sprendimas iš viso tos erdvės, kur užėjo, sakykime, sovietai, tai čia tas išlikimas geriausias, taip, nors aišku yra baisių nusiskundimų, kai skaitai dokumentus 48-50 metų, kaip ten viskas sugriovė, sulaužė, bet daugiau medžiai, visokie ūkiniai pastatai, tai gyvenamieji kažkaip daugiau mažiau dar išlikė. Ar turėtume dar klausimų? Išeinate su klausimu? Aš norėjau paklausti dėl pavadinimų. Jeigu Mažosios Lietuvos pavadinimas yra klaidinantis ganėtinai, tai kaip turėtume vadinti šią Lietuvos dalį? Tai įstatymai nuslėpia Mažą Lietuvą vadinti, galite vadinti. Štai labiau žiūriu iš tos, kaip čia, tiesos pusės, kaip tiesos prasme. Tie žmonės, kurie sako Mažoji Lietuva, turi galvoje buvusią Prūsų genčių sąjungos žemės, kuriuose ilgainiui apsigyveno nemažai žmonių iš tos didžiosios Lietuvos, tai lietuvininkais paskui vadinam. Tai, akivaizdu, mes neturime tos teritorijos, tai kodėl mes tai, kas vadinosi kadaise Klaipėdos kraštas Mažąją Lietuvą. Aš čia nematau jokios prasmės tada šitaip. Aš manau, kad mano pasiūlymai du nuskambėjo, tai vakarų
Lietuva gali būti vidurio ir rytų, užtenka mums 3 regionų, aš manau, tas iš vis Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos skirtingų kilmių kažkokius regionus dar vadinti juos etnokultūriniais. Nu tai kas čia yra, pagal ką čia yra, kur tos ribos, kaip pagal kalbą, pagal tautinius drabužius, 20 amžiaus 3 dešimtmetį nupieštus lietuvių dailininkų. Nu, nežinau, man atrodo, kad tas kažkokio racionalumo vidinio reikėtų. Tai aš tai vadinčiau Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos Lietuva, bet visi labai gal pyktų, kad čia miesto centrinis. Nu, bet vis tiek centras yra jau kažkoks. Kažkieno tai yra. Nu, mažoji, kaip žodis, nenurodo, kad centras nurodo kažką, kas yra didelio ir kas yra šalia. Tai didžioji Lietuvoje yra mažoji Lietuva, įsivaizduojat, kaip įdomu. Visoje didžioji Lietuvoje yra dalis Lietuvos mažoji. Kaip sakai, ji yra pačioje savyje. Ir nėra savyje kartu vienu metu. Gal reikia, kaip aš sakau, kai pavadini mažąją Lietuvą, tai pirma mintis jas sujungti, tai klausimas, kai kas nors jungs į kurią pusę. Tai aišku, kad ne į mūsų. Dėkuoju labai už tokią įdomią paskaitą, bet norėjau, kadangi nuotrauką iš uosto paėmė, tai klausimą užduot, nes laivyba pokaryje su smalininkais dar funkcionavo tikrai. Mano amžinatilsį seneliai iš smalininkų garlaivų plaukdavo į Kauno turgų, reiškia, per naktį. Tai nežinau tiesa, kada visą tai pasibaigė. Čia reikėtų dar gyvų giminaičių paklausti. Ar turi tokių duomenų? Sovietai geležinkeliai išardė, tai ta prasme... Tai jie viską, ta prasme, nuo pradžio tai žiemos uostas, tai tengi buvo verčiama viskas, kaip sakoma, nuo gyvulių maitų į tą žiemos uostą, kur pagilinimas buvo iki Šventosios, tai ten viską vertėsi, senus nuplėštus stogus, ten viską kišo vertė. Nu, negali sakyti, ar čia žmonės, ar sovietų valdžia, nu, tai dažniausiai su sakykime, vietos administracijos žinia, nu, bet tai ar ten tarybinio ūkio administracija, ar ten kas nors leido, žodžiu, tai gali būti koks nors, nežinau, savivalė brigadininko, nu tai tiesiog visi suvokė tą. Tai pirmiausia, žinoma, tikrai taip neliko to, sakykime, uosto didžiaja prasme, liko prieplauka. Ilgą laiką išliko prieplauka, laivai stojo, laivyba šiokia tokia vyko. Nu ir paskui, kai nutiesė tuos kelius, jie tiesiog nebenaudojo ir nenaudojo šitos erdvės, nu kažkaip nelabai turėjo ką išvežti iš tos vietos, tai nežinau. Čia įdomesnis klausimas. Aišku, turbūt mes turėsim atsakymą, kad Heso statyba viską pakeitė. Nuo 59 metų iš esmės ta laivyba Nemunė pasidarė tokia, nu visiškai kitokia, taip. Pradėjo darytis. Tai ir žuvų, kaip sakoma, klausimas, čia yra žvejybos, nu tai žmonės ten turėjo žvejoti tiesiog, nu tai kaip ir visur, nu ta prasme, jie privalėjo kažką sugauti, nieko nesugauna, tada naktį eina ir prisiperka ir paduodam, nes prasme, nu, vienintelis būdas išgyventi. Už tą žuvį tai nieko negaudavo, ką sugauna. Tai daugelis tokių dalykų nusmuko dėl labai labai prastos vadybos ir visiško vaizduotės neturėjimas. Prasme, sovietų valdžia tikrai turėjo vaizduoti, kad daryti su upėmis, net apgręžties norėjo, taip. Ir dar ją, taip. O čia, kaip sakoma, elementari upė, kur tiesiog galima buvo panaudoti, faktiškai uždusinta buvo. Tai palaipsniškai, aišku, vyko. Nesąmoningai, netyčia, bet taip, sakykime, labai nepraktiškai ta tarša, aišku, pirmiausia. Viską užnuodijusi. Tai žmonės tiesiog traukėsi nuo upės, nes dvokė. Tai nelengva sugrįžti prie šito. Tas simbolinis nusigręžimas, jis yra pirmiausia nuo smarvės, nežinau, kas yra gyvenę miestuose, prisimena, kad smarvė, kai užeina nuo fabrikų ar nuo tų pūvančių telkinių, Nevėžis Panevėžy, puikiausias pavyzdys, kas ten buvo iš jo likę. Tai nelengva susigrąžinti. Tai šią prasme, aišku, čia ne kažkoks piktybiškumas, ne komunizmo vidinis blogis lemia, tiesiog labai prastas ūkininkavimas ir nemokėjimas mažos erdvės atvarkytis iš tikrųjų. O čia yra labai mažos erdvės, labai siauros, labai kompaktiškos ir jos turi savitumą, su jomis negali taip bjauriai elgtis. Reikia elegantiškai, tai tos elegancijos gal po truputį atsiras, vienas kitas dabar turi iniciatyvą kažką su tuo uostu daryti. Tai šiaip laivyba Lietuvoje dabar visiškai mirusi, tikrai galėtų vykti. Net ir pusę Nemuno turi. Bet tam reikia kažką su Hesu padaryti. Tai ačiū dar kartą mūsų šio vakaro prelegentui Nerijui Šepečiui. Bet kviečiu dar neskubėti skirstytis, nes kaip ir visada šio ciklo renginiuose turime 2 vakaro dalis. Po paskaitos dar yra pristatomas eksponatas iš Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų. O šią vakaro eksponatą, temiškai susijusi taip pat su paskaita, pristatys muziejininkė Diana Streipiuvienė.
Labas vakaras. Tai jau, kadangi šiandien apie smalininkus kalbame, tai pradėsiu šio eksponato pristatymą irgi tokia trumpa istorija, susijusia su tokio tipo religiniu abrozdu ir nutikusia visai netoli Smalininkų, 12 km, jeigu taip tiesiaja, kurią man papasakojo menotyrininkė Skirmantė Smilingytė Žeimienė. Kartą lankydamasi kultūros ir meno premijos laureato poeto Jono Juškaičio namuose, jinai tokio tipo siuvinėtą abrozdą pastebėjo pas jį ant sienos. Ir jis papasakojo jai, kaip jisai atkeliavo į jo namus. Juškaitis kilęs nuo Jurbarko, kaip ir sakiau, visai netoli Smalininkų, o jo tėvas buvo keltininkas, upininkas, žodžiu, žmogus, kuris draugavo su Nemunu. Ir vieną pavasarį labai stipraus potvinio metu, kuomet Nemunu plaukė tiesiog trobos, jisai tiesiog ne to žodžio prasme iš vienos trobos pro atvirą langą išgriebė tokį siuvinėtą religinį paveikslą, tik tai jame buvo vaizduojama ne nukryžiuotasis, kaip čia pas mus šiandien pristatomas, o švenčiausiai mergelė Marija. Nenuplaukė iki Smalininkų tas paveikslas, bet tikrai tose apylinkėse čia kaip įrodymas, kad tokie paveikslai buvo žmonių trobose kabinami. O šio vakaro eksponatas į Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinius atkeliavo iš Šilalės rajono, iš žymaus kraštotyrininko Klemenso Lovčiko kolekcijos. Ir mes jį turime jau gerą 10 metų. Jis yra pagamintas XIX amžiaus ir XX amžiaus sandūroje, Vokietijos, anuometinėje Vokietijos imperijoje ir kažkokiais būdais, greičiausiai kontrabandiniais, atkeliavo į mūsų kraštą. Tokie paveikslai Vokietijoje XIX amžiaus paskutinį dešimtmetį ir XX amžiaus pirmą dešimtmetį buvo labai populiarūs. Ir jie buvo gaminami įvairiomis kalbomis, buvo skirti įvairioms šalims ir buvo eksportuojami į jas. Yra žinomi itališki, lenkiški, vokiški, pasiekdavo net Jungtines Amerikos valstijas ir jų auditoriją, būtent tokio tipo religiniai abrozdai. Ir buvo jie labai tikrai populiarūs ir labai dažno būsto tiek valstietiškos trobos, tiek miestietiško interjero detalė. Buvo dovanojami įkurtuvių, sutuoktuvių proga. Būtent šitas tipas yra priskiriamas tokiam namų palaiminimo siužetui. Ir dar įdomu tai, kad čia svarbiausia vaidmenį vaidina ne pats, sakykime, tas religinis siužetas ar šiaip vaizdas, o praktiškai tolygus, o gal net svarbesnis dalykas yra tekstas, kuris yra šiuose paveiksluose išsiuvinėtas. Dar vokiečiai juos ir vadina Spruchbilder, tai yra šūkio arba posakio paveikslai. Ir kartais ir tas šūkis būna ir orientuotas į tam tikrą auditoriją, tiek pagal religiją, tiek pagal, sakykime, užsiėmimą. Jų yra ne tik religinių, jų yra ir skirtų tam tikrai, pavyzdžiui, amatininkų grupiai, kalnakasiams, ar ten siuvėjams, ar batsiuviams, taip pat įvairioms visuomenės grupėms įvairių personalizuoti paveikslai, kurių centre yra paliekama tokia kišenėlė, kurią galima įdėti, sakykime, konkretaus žmogaus fotografiją, jau yra skiriami, pavyzdžiui, tam tikros šeimos santuokos jubiliejaus proga. Konkrečiai va šitas siužetas, pagrindinis tekstas, Gott ist die Liebe, Dievas yra meilė, yra paimtas iš Jono laiško ir jis čia pirmiausia ir pastebimas, nes yra išsiuvinėtas pačiais ryškiausiais siūlais, va, tokiais vyšninės spalvos. Ir mes galime, ir šiuo atveju Dievas yra meilė, tai ir perduoda žinią to, sakykime, tų namų gyventojams, kuriuose šitoks paveikslas kabo, kad juos Dievas ir globoja. Apačioje yra tekstas iš Jono Evangelijos ir pateikiamas
vaizdas būtent iliustruojantis šitą siužetą. Nukryžiuotasis ir šalia jo 3 šventosios moteris. Konkrečiai jis yra skirtas vokiškai kalbančiai katalikiškai auditorijai ir pagamintas yra tokiu masinės gamybos būdu. Pirmiausia, yra pagaminama fabrikiniu būdu kartoninė kanva, tai yra tiksliai staklėmis, tam tikromis skylutėmis yra padalinamas storo popieriaus lakštas. Tuomet viršuje yra išsiuvinėta siūlais, nors pirmas žvilgsnis tarsi sakytų, kad ten yra kažkokio audinio gabaliukai priklijuoti ar pritvirtinti kitų būdų, bet iš tikrųjų tai yra siuvinėti, pačios storiausios raidės yra 4 dygsniais, smulkė, kur yra siauresnės raidės, ten 1-2 dygsniais ir taip papuoštos raidės dar labiau paryškinamos metalizuotų siūlų apvadu. O tokio siūlo širdis yra tiesiog paprastas medvilninis siūlas, tačiau jo išorė yra visa pūkuota, papildomai papildyta yra to pūkuotų siūlų. Raidžių pakraštėliai apvedžioti metalizuotais siūlais, kurių irgi pagrindas yra medvilninis siūlas, tačiau jie jau yra apviti tokia plona varinė metalinė juostele. Ir tikrai, jeigu jį pasižiūri, būtent toks jo blizgesys ir ta vyšninė spalva tikrai suteikia jam taurumo ir aristokratiškumo. Apačioje esantis elementai paryškina ten esantį tekstą, bet ten jau yra naudojama truputėlį kita technika ir iš tos pačios varinės vėlos yra išlankstyti trikampiai ornamentai, kurie yra suvyti ir gaunasi toks tūrinis blizgantis papuošalas, kuris yra įkomponuojamas į patį tekstą. Lietuvos nacionalinio muziejaus restauratoriai patyrinėję šitą paveikslėlį nustatė, kad anksčiau jisai greičiausiai atrodė kitaip, nes kanvos skylutėse šalia apačioje įkomponuoto teksto jie aptiko taip pat tokių pat vyšninių siūlų likučių. Vadinasi, tie siūlai ten taip pat suvinėti fragmentai galėjo egzistuoti. O šalia gėlyčių abiejose nukryžiuotojo pusėse yra išlikę žalio audinio fragmentų. Pats vaizdas sukonstruotas yra iš celuloidinių figūrėlių, o celuloidas tai yra kaip tik XIX amžiaus 60-metyje atsiradusi plastiko rūšis, pirmoji plastiko rūšis, ir jeigu mes dabar nelabai gerai apie jį atsiliepiame, tai anuomet tai buvo naujiena ir buvo plačiai naudojama tokių paveikslų gamybai. Celuloidas yra labai plastinė medžiaga ir tokia substancija, iš kurios galima išlankstyti ar išformuoti įvairias figūras, ir jinai primena ir pakeitė tuo metu masinėje gamyboje, suteikdama tokį įspūdį, kad tarsi tai galėtų būti dramblio kaulas. Žodžiu, tokios brangios medžiagos buvo pakeistos pigia, bet tiem laikam nauja medžiaga. Pirmiausia, gaminant tokį paveikslą, dailininkas sukurdavo dizainą, tai yra nupieždavo jo eskizą, tada eskizas būdavo perkeliamas ant akmens, nuo jo atspaudžiama jau ant kanvos visas tas siužetas ir jau tada šitokia kanva patekdavo moterims į rankas, kurios didelės firmos samdydavo, suveždavo jom visas reikalingas medžiagas, tai yra ir tas celuloidinės figūrėles, ir reikalingus siūlus, ir tas metalinės detalės, ir, sakykime, jos namuose ar nedidelėje dirbtuvėje tokį paveikslą iš tų pusfabrikačių užbaigdavo. Vokietijos menotyrininkai teigia, kad moteris, kuri tuo užsimdavo, per valandą pagamindavo 3 tokius paveikslus ir už tai uždirbdavo iki 8 pfenigų. Dažnai joms pagelbėdavo vaikai ir kitoje pusėje esantis dygsniai kartais yra labai netvarkingi, jūs galėsite pamatyti,
kaip buvo išsiuvinėtas konkrečiai šitas paveikslas, tvarkingai ar netvarkingai jums tai pasirodys, bet pagelbėdavo šituose darbuose ir vaikai. Ir kartais dar tokie paveikslai būdavo puošiami tikrų džiovintų augalų lapeliais. Ypač tai buvo populiaru Vokietijoje, nes gabendavo maišais iš Alpių edelveisus, džiovindavo ir tada irgi tiekdavo toms gamintojoms, kurios juos įklijuodavo. Tokių paveikslų Lietuvoje yra ir jų yra nemažai. Su vokiškais tekstais jų turi Užnemunės muziejai, turi Neringos muziejai, bet egzistuoja ir analogiški paveikslai su lietuviškais tekstais. Ir mūsų muziejaus rinkiniuose taip pat yra keletas tokių paveikslų, kurie yra jau ne vokiški, o lietuviški. Tematika irgi jų yra įvairi. Jeigu tai yra religinis, tai šiuo atveju katalikiškas, bet buvo religinių paveikslų, kurie buvo pritaikyti plačiai auditorijai, nes pavyzdžiui tekstas ten būdavo toks, kur tikėjimas, ten meilė, kur meilė, ten taika, tai ar tu katalikas, ar tu protestantas, tau vienodai tiks toks paveikslas. Ir bet kuriuo atveju jie vienokia ar kitų, visus namus kažkokiu kontekstu globodavo. Dabar tie lietuviški tekstai paveiksluose ilgai buvo nežinoma, ar jie buvo įvežtiniai, ar buvo gaminami Lietuvoje. Klausimas iki galo ir dabar yra atviras. Menotyrininkė žino tik vienas dirbtuves, kurios vadinosi taip: Onos Raugevičienės pirmoji lietuvių katalikų šventųjų artistiškai hafruotų paveikslų įstaiga, veikusi Kaune. Ir kaip ir Vokietijoje, taip ir Lietuvoje, va šita Raugevičienės įmonė, iš to menotyrininkės apie ją ir sužinojo, kitoje kanvos pusėje nugarinėje klijuodavo lipdę su savo įmonės įrašu. Bet ar Ona Raugevičienė viską pasigamindavo pati? Greičiausiai ne, vis tiek atsiveždavo turbūt iš Vokietijos pusgaminius ir čia visą tai tik užbaigdavo. Tai jeigu kas nors turi namuose kažkokių panašių paveikslų, tai prašytume patikrinti atsargiai, aišku, patikrinti, išimti iš rėmo, ar kitoje pusėje nėra kokios lipdės, gal jūs padėsite menotyrininkams ir muziejininkams ir dar atrasite, kad tokių dirbtuvių buvo daugiau. Tai jeigu tikrai rasite tokią informaciją, tai su mumis susisiekite būtinai. Tai va, tiek žinių. Ačiū. Taip, tai ačiū labai. Ir šio vakaro mūsų paskaita jau artėja prie pabaigos. Dar tik norint trumpai paanonsuoti, kad kita paskaita vyks už 2 savaičių. Ją skaitys daktarė Leonora Teleckienė. Taip pat labai įdomia, intriguojančia tema apie medicininį turizmą 16-17 amžiuje. Na, o dabar linkiu gero vakaro. Taip pat drąsiai prieiti arčiau, apžiūrėti vakaro eksponatą ir iki kitų susitikimų.